Produkto apžvalga dėl to, kad man jie tiesiog patinka. Ir paanalizuosim į sudėtį. Varškės desertas. Varškė vanilės skonio. Kaip manot, kuris daugiau cukraus, kuris daugiau kalorijų ir taip toliau turi ir visokių kitų dalykų. Taigi, šitie faini du produktai, kurie man tikrai patinka. Ta klasikinė paprasta varškytė su vanile. Ir varškės desertas toks gan riebus, didelis, tikrai per kartą praškai aš jo neįvykiu, tai per 2 kartus, sakykime. Yra labai puiki, saldi, nemažai cukraus. Kaip ir sakau, puiki, saldi, nemažai cukraus alternatyva šokoladui. Ne alternatyva sveikam maistui. Čia yra alternatyva deserto. Šitam, įsivaizduokit, 20 gramų iš 100 gramų yra cukrus. Šičia, kuris atrodo tikrai turėtų būti bent jau iš pakuotės nesveikesnis ir su daugiau cukraus, yra 13 gramų cukraus. Tai vaikų maitinime, išorinėme, jeigu vežama maitinime, kai būna tie bufetai mokyklose, leidžiama iki 10 gramų, 100 gramų. Maisto deklaracijose visada rašoma 100 gramų. Turi būti standartas vienas, kad nebūtų, kad iškraipyti skaičiai yra, ar ne? O vidinėme, tai yra, kada vaikai gauna maistą, gali būti iki 5 gramų cukraus. Tai 13 gramų cukraus ir ant tokios ribos, palyginant su vaikų maitinimu, nes mano nuomonė, vaikų maitinimui produktai visada yra griežčiausių tų reikalavimų, sakykime, dėl to, kad yra augantis organizmas ir taip toliau. Tai netgi jiems ta toleruotina cukraus norma per dieną, nes nėra, kad būtų naudinga kažkokia cukraus norma per dieną, nes tu gauni jau visą to natūraliai su maistu. Pavyzdžiui, taip pat pieno produktuose gali būti cukraus natūraliai, ten 5 gramai ir daugiau. Ir kas yra įdomiausia, etiketėse to neišskiria. Natūralus cukrus, pridėtinis cukrus, ar ne? Bet mes galime statistiškai arba matematiškai pasiskaičiuoti, statistiškai pasiskaičiuoti, spėdami. Tai kodėl gali būti, kad čia yra 19 gramų? Dėl to, kad čia yra pridėtinio cukraus, nes parašyta 81% varškės, cukrus, modifikuotas krakmolas, žodžiu, vanilės kvapioji medžiaga. Tai 4 sudėtinės dalis, antra iš jų yra cukrus, pirma 81% varškė. Ir jau tai reiškia, kad antra sudėtinė dalis yra cukrus ir turėtų būti nemažai. 81% varškės. Cukrus, braškės, kvapioji medžiaga, dažikliai, pieno, baltymai, stabilizatoriai. Tai čia daugiau yra visokių pridėtinių dalių, kurios nesakyčiau, kad yra kažkokios tragiškos. Tačiau yra mažiau cukraus dėl to, kad yra šiek tiek braškių ir turbūt 6% tame gaminyje yra braškės, irgi antra sudėtinė dalis yra labai aiškiai parašyta. 81 šviežia varškė, 18% braškių gaminys. Čia nerašo, kiek yra cukraus procentų. Manau, tikslingai nerašo, bet galima atspėti iš ingredientų. Ne ingredientų, o maisto deklaracijos. Tai iš esmės, kadangi tai yra parašyta braškių gaminys, pagal įstatymą turi rašyti, iš ko tas braškių gaminys susidaro. Negali parašyti braškių gaminys tiesiog. Taigi, pagal taip pat tos pačias taisyklės, braškių gaminys vėl nuo didžiausio rašosi lygiai taip pat cukrus ir 5,4% braškės. 18% minus 5,4% lygų 12,6%. Taip? Vadinasi, skaičiuojame, žiūrime 13% cukrų. Vadinasi, pridėtinis cukrus yra lygiai tiek, kiek yra parašyta, iš esmės. Faini dalykai susiję su produktais. Iš esmės, cukraus kiekis šitame didesnis, produktų sudėtinių dalių mažiau, cukraus kiekis mažesnis, sudėtinių dalių daugiau, bet yra braškių, netgi 5%, sakyčiau, kad tai nėra mažai gaminyje. Nes nesitikėkime, kad mes rasime varškę su 50% braškių ir taip toliau ir neaišku, ar mums jinai būtų skani, nes vis tiek daroma yra viskas, kad mums patiktų ir mes daugiau pirktumėme. Tai kaip variantas neblogas, labai sotus gaminys. Žiūrime toliau. Riebalų 17 gramų. Šiame produkte riebalų pridėtinių iš vis nematau. Tai tiesiog yra naudojama riebi varškė. Elementariausiai riebi varškė. Tau patinka šitas? Tai va, riebi varškė 18% riebalų, kurie iš tikrųjų nėra blogi, nes jie ir sotumo duoda ir visko. Ir iš tiesų, pavalgius kaip desertą, jisai gerai tikrai jausis ir nebus noro daug jo po to valgyti. Ir baltymų 5,8, o čia baltymų 7,2. Tai labiau daugiau baltymų turintis produktas. O riebalų čia yra 7,4, tai matyt varškė yra netokia riebi. Bet va, dėl baltymų skaičiaus kaip ir panašus, bet keista, kad čia yra neriebi ir turi daugiau baltymų, o čia yra riebesnė ir turi mažiau. Nes apart visų šitų dalykų daugiau nėra pridėta medžiagų, kurios yra riebalai konkrečiai ir baltymai.